Labas tau, mano draugė, ryt sveikinai su tavim. Ir dabar Velykos pas mus, darau šitą įrašą per Velykas. Ir kad ir kada jau klausysi, vis tiek sueis jisai bet kuriai dienai. Tai tobula. Tik kiek aš žinau, aš nesu švenčių didelis sekėjas, bet Velykos turėtų būti Kristaus prisikėlimo diena. Jeigu klystu, sorry, taip įsivaizduoju, kad taip sako žmonės. Ir ką tai reiškia, aš papasakosiu savo versiją apie tai. Ką tai reiškia ir kas yra Kristus ir kaip jisai prisikelia ir kaip kiekvienas gali tai padaryti. Ir jeigu jauties gyvenime nepakankamai gerai, nepakankamai laimingas ar nepakankamai lengvas, paklausyk šitą įrašą iki galo ir galbūt jis tave įkvėps ir palengvins vidų tavo. Jeigu jauties laimingas, vis tiek paklausyk šitą įrašą iki galo, nes išgirsi išminties įdomios galbūt. Tai kas nutinka? Kas nutinka? Jėzus, ne, nupieškim Jėzų. Nupieškim Jėzų. O, koks didelė galva. Mano galva trukdo nupiešti Jėzų. Nu, bandom dabar. Opa. Jei. Ilgais plaukais. Ir čia bus Jėzus. Gerai? Ir aišku, nupieškim jo auksinę aurą, nes jisai Dievo sūnus ir taip toliau, kaip dabar nebus Jėzus be auksinės auros. Tai Jėzus buvo žmogus, toks pat kaip ir mes, ir dalinosi, aš esu Dievo sūnus, ir visi tai išgirdo, ir visi tai aprašė, kaip jau matom, ne, ir vis tai tęsės toliau, kad Jėzus buvo Dievo sūnus. Bet jisai taip pat sakė ir rašė ir visur parašyta, kad jisai vadino visus mano broliai ir seseris. Tai ką reiškia, kad visi šitie nelabai sekas piešti per Velykas. Opa, visi kiti. Užtrunka truputį. Opa. Visi kiti pasaulio žmonės, kad ir kiek jų ten dabar yra, 8 milijardai, visai nesipiešia, juda ekranas labai stipriai. To jis tvarkysi. Velykų kiaušinį nupiešiau. Tai 8. Visi kiti 8 milijardai gaunasi pagal knygas, ne, pagal kaip žmonės gyvena, kad jie nėra Dievo sūnus, jie yra kažkokie ištremti, nelaimėliai, pasimetę žemėje gyvena ir tik vienas Jėzus buvo Dievo sūnus. Taip norėtų protas tikėti, ar ne, pagal viską, pagal istorijas ir taip toliau. Bet kas nutinka, ir tai gera žinia, kad tai nėra tiesa, kad Jėzus turėjo tai, kad turi kiekvienas žmogus savo širdyje. Dievo meilę, prigimti dievišką, esatį, šviesą, meilę, visi pagaminti iš to paties, visi, absoliučiai iki vieno yra pagaminti iš to paties. Ir vieni žmonės turi tai išskleidę tiesiog daugiau, o kiti tiki labiau, kad jie yra kažkas kito, kad jie yra velniški, aukos, nelaimingi, nuskriausti gyvenimo ir taip toliau. Jie tiki šitom visom istorijom.
Taigi Mamontovo dainuoja, ne, kaip tiki taip ir yra. Oi, kaip tiki taip ir yra. Batai. Tai kaip mes tikim, tokia yra mūsų realybė. Jėzus tikėjo, oi koks gražuolis. Jėzus tikėjo, kad jisai yra šviesa, kad jisai yra Dievo sūnus ir jisai išskleidė tai. Jisai išnešė ir atsinešė šitą savo tikėjimą į jo gyvenimą. Jisai laikė šitas mintis savyje, jisai nekreipė į kitus žmonės dėmesio, galbūt per daug. Vieni kali babkės, kiti ten suko varkės. Jėzus darė savo darbą ir ėjo į vidų. Ir jisai turėjo tikėjimą, jisai jautė, kad jo viduje yra ryšys kažkas. Ir jisai skyrė laiko tam, mokėsi, treniravosi, aš manau. Ir išskleidė tai, kas jisai yra. Ir pradėjo švitėti. Ir švitėjo taip, kaip po to žmonės net užrašė knygas ir dabar net meldžiasi tam, ne? Bet kas svarbu suprasti, kad Jėzus turėjo potencialą tokį pat kaip ir visi. Aš irgi einu šito keliu. Aš neskau, kad aš Jėzus, nors panašiai atrodo, žmonės sako, tai Jėzus reitai, tu atrodo kaip Jėzus. Taip gavosi, kad aš kaip paleidau viską augti, gaunas, kad taip žmogus atrodo. Ir galbūt Jėzus irgi buvo paleidęs viską. Gal ir tau laikas pasileisti plaukus ir tau auga jie ir pamatysi, kaip gražu ir fainai yra turėti plaukus ilgus. Čia vyram daugiau, moteris turi plaukus, bet vyrai dar bijo auginti juos. Ir kas nutinka, kad kiekvienas žmogus turi šitą šviesą, turi šitą potencialą savo. Ir priklausomai, kur yra tavo dėmesys. Galiu paklausti savęs, praktinė užduotis, kur skiri savo dėmesį dienos metu. Ar skiri savo dėmesį kaltinti save arba kitą, kuris tave skriaudžia kažkaip arba energetiškai siurbia ar dar ką nors daro, ar kolegos nervuoja ar visą tai. Ar tu skiri laiko savo mintims, kurios sako, tau trūksta to, tu auka, jiems geriau sekasi, man nesiseka. Ar tu skiri savo dėmesį sunkiems jausmams ir leidi imtas į tave, kur tu jauti pyktį, baimę, neviltį ir tu eini užvalgyti, tai užgerti, užrūkyti ir visą tai darai. Kur tavo dėmesys? Ar tu atsibudęs ryte laikai šitą mintį, laikai šitą jausmą, kad ir ką pasaulis daro, kad ir ką veikia visi, aš esu dieviškas, aš esu tobulas. Ir aš šiandien gyvensiu visiškai iš savo širdies ir aš šiandien darysiu visiškai tai, ką jaučiu viduje, kad ir kiek tai kainuos, kad ir ką kiti galvos apie tai, aš sieksiu savo vedimu ir savo širdim. Ir aš noriu, kad Dievas, dvasia, širdis vestų mane šiandien. Ir aš atiduodu tai į Dievo rankas ir aš nežinau, kaip viskas turi būti ir kas ateis, stengsiuos priimti nuolankiai su priėmimu, pagarba ir meilė ir pabandysiu išmokti pamoką ir išminti kiekvienoje atneštoj gyvenimo situacijoje. Ir kur tavo dėmesys, tai auga, mano draugė. Ir kai mes Madeiroj darydavom žygius, būdavo status kalnai, status laiptai, žmonės labai daug skųsdavosi. Sako, nebegaliu viskas, kodėl aš ėjau, aš durna gal, kodėl aš ėjau, noriu namo, noriu valgyti, noriu da. Ir jie daug energijos sugaišta verkšlenimui, pavadinkim, proto verkšlenimui, ne? Bet reikia lipti toliau į kalną, nėra kitos išeities, negali grįžti. Ir ką aš jiems sakydavau visada gale, sakydavau tą energiją, kurią tu švaistai, lipant, tiksliau nelipant, tą energiją, kurią švaistai verkšlenant apie kažką kito, negu yra dabar, apie namus, apie valgius, apie praeitį, ateitį, kad ir kur ta energija verkšlenasi, tą energiją tu gali sutelkti į sekantį žingsnį, lipti į kalną. Tai žmonės labai daug ištaško energijos verkšlenimui,
aukos programom, savęs teisimui, smerkimui, kitų teisimui, smerkimui, savęs kontroliai, savo proto kontroliai, savo jausmų kontroliai, savo kūno kontroliai, savo mylimo žmogaus kontroliai, savo mylimo žmogaus jausmų kontroliai, savo mylimo žmogaus minčių kontroliai, vaikų kontroliai, tėvų kontroliai. Visur kontrolė, visur smerkimas, visur verkšlenimas, teisimas. Ir kaip tu manai, kur ta energija dingsta tavo dienoj, arba žmonių dienoj, ne? Jinai išsitaško per visą dieną, palaikydama šitas visas programas. Ir galiu parašyti net aukos verkšlenimo ir teisimo ir kontrolės programos atima labai daug energijos. Ok. Va. Aukos verkšlenimo teisimo kontrolės programos atima labai daug energijos. Ir ką tu gali su tuo padaryti? Tu gali pakeisti tai. Nukreipti savo dėmesį visiškai naują kryptim. Visiškai nauja. Ir nevadinsis. Pasitikiu tobulumu. Aš mylimas dabar. Parašykime. Aš mylimas dabar, aš atiduodu tai į Dievo rankas. Aš atleidžiu, aš priimu, aš nesipriešinu. Ir tu gali skirti energiją savo dienos metu arba šitam dalykui. Ir ką laistai, tas auga. Mes turim laistytuvą, mes turim rankose laistytuvą dievišką ir kokias gėlės laistom, tos gėlės auga. Dar balsas po sporto prakvėpuotas. Ir ką aš noriu pasakyti apie tai, Jėzus skyrė visą savo laiką augint tai, kas yra dieviškos savybės, tai, kas yra pasitikėjimas, meilė, atidavimas visko į Dievo rankas, atleidimas, priėmimas, nesipriešinimas, matymas tobulumo, matymas kitų žmonių, kodėl jie elgėsi taip ir visą tai. Aš taip manau, aš taip jaučiu, nes aš irgi per tai einu ir aš tikiu, kad jisai irgi ėjo per tai. Toks yra kelias, turi pereiti visą tai ir kas nutinka tada, kai darai visą tai, tavo protas gyja. Tavo protas gyja. Įsivaizduok, kad tavo protas yra apkrautas visų šituo svoriu. Aš esu auka, reikia teisti kitus save, reikia kontroliuoti kitus save. Visą tai atima labai daug energijos. Protas yra užkrautas, labai daug svorio, labai daug teisimo, visko. Ir kai tu darai šituos dalykus, kai tu darai pasitikėjimą, kai tu darai meilę, kai tu matai tobulumą visame, stengiasi matyti, atiduoti viską į Dievo rankas savo dieną, šią akimirką, stengiasi atleisti, stengiasi pamatyti, kur teisi ir nebeteisti ir priimti viską, ką atneša diena. Jeigu ta apipila kava, tu priimi tą situaciją, tu nekaltini to žmogaus, tu pažiūri, kodėl tau tai atėjo, vadinasi, tau tai reikalinga, vadinasi, tokia yra dovana gyvenimo. Žiūri ir renki išminti dienos metu ir nesipriešini tam, kas ateina. Ir tada, kai darai tai, nebeskiri savo energijos verkšlenimui, teisimui ir viskam kam. Įsivaizduok, tavo kūno
aura auga. Mažytės šviesos kanaliuko jinai auga, plečiasi. Ir tu tampi vis daugiau kaip Jėzus. Vis daugiau atrandi ir skleidžias per tave tai, ką Jėzus atrado savyje. Ir tai nebuvo stebuklas kažkoks, aš nežinau apie vaikščiojimą vandeniu, gal tai yra didelis pasitikėjimas, gal ir aš išmoksiu vieną dieną, kelsiu video, kai išmoksiu, dar nemoku, bet mano gyvenimas tikrai absoliučiai yra kitoks ir matymas kitoks negu prieš 5 ar 10 metų, absoliučiai kita realybė, absoliučiai kitas suvokimas. Ir aš nežinau, kiek dar laukia prieš akį manęs, gal ne tik vaikščiosiu vandeniu, bet gal bėgiosiu vandeniu, ne? Pažiūrėsim, kas nutiks. Tai gali būti keli dalykai, dabar kai klausai to. Pirmas dalykas gali būti, kad tavo protas sako, ryti tu nusišneki. Ryti tu nusišneki, koks čia grybus pjauni, tu gal dalbajobas esi ir koks dar Jėzus, kokios čia Velykos, kokia dar šviesa. Kažkodėl dar klausai šito video, ne? Bet įsivaizduokim, kad tu to nesakai. Ir tęsi toliau šitą pasaką su manim, pažiūrėti, kas nutiks ir tada gali sakyti, jo, gražiai skamba, bet tai pasieksiu tik po daug metų gal. Čia gali būti pagrindinė viena mintis, kurie ateina pas tave. Gražiai skamba, bet aš turiu daug darbų, daug reikalų ir tikrai aš nenoriu tapti jokių Jėzum ir taip toliau ir daug metų gal truks. Ir protas taip sukuria ir atskiria tave nuo tavo dieviškumo. Protas sako, tu dabar nedieviškas ir po daug metų kažkada, kai baigsi savo reikalus, gal vieną dieną tapsi dieviškas. Tai čia yra pirma mintis, kurią turi nukirsti savo viduje. Šitas video padės tau prisikelti kaip Kristum šitą momentą, jeigu pažiūrėsi iki galo. Bus keli žingsniai. Pirmas žingsnis - nukirsti šitą mintį, kad tu dabar nesi tai ir kad ateity kažkada tapsi. Nukirsk šitą mintį iškart. Jeigu ateina tokia mintis, pažiūrėk į ją atidžiai. Eik iš čia, netikiu tuo. Kaip Mamontovas, kaip tiki, taip ir yra. Ojojoj, atėjo mintis, kad dar nesu Kristus, bet pasieksiu tai tik po daug metų. Kerti iškart ją, kerti ir neini su ją. Tu turi įsivaizduoti kardą, kalaviją, su kuriuo ateina mintis, bet turi ją pamatyti, turi pamatyti atstumą nuo savęs iki jos, pažiūri ir netiki tuo, pažiūri ir netiki tuo, nukirti šitą mintį. Tada kita mintis, kas gali ateiti, tai labai sunku padaryti. Tai labai sunku padaryti, kad tik išrinktieji gali tai padaryti, kad tik jeigu 20 metų eisi į vidų, gali pasiekti ko nors. Tai yra antra mintis, kurią turi nukirsti, kad tai sunku yra, kad tu dabar neturi šviesos savo jokios didybės ir kad gauti šviesą yra labai sunku. Nukirsk šitą mintį iškart, nukirsk ją, netikėk tuo. Gerai? Kita mintis. Jeigu žinai, kad tai nesunku ir jeigu nenori to į ateitį delsti, aš žinau ir suvokiu, kad taip turiu jaustis, bet nejaučiu to dabar. Aš žinau ir suvokiu, kad taip turiu jaustis, bet nejaučiu to dabar. Tai iš to kyla toks dalykas. Protas turi įsivaizdavimą. Čia rodiklė turėjo būti. Protas turi įsivaizdavimą,
aš žinau, kaip turi būti šį akimirką. Ir protas sako, aš žinau, kaip turi būti šitą akimirką. Ir tada, jeigu netitinka tai, kas vyksta, to, kaip tu įsivaizduoji tai, yra kažkoks proto įsivaizdavimas, kaip turi vykti šitą akimirką. Pavyzdžiui, jeigu važiuoji mašina ir atsitrenki į stulpą, protas turi įsivaizdavimą, kad aš dabar neturėjau atsitrenkti į stulpą. Ir tada teisi, kaltini save, tada nematai tobulumo šitoje akimirkoje. Ir nejauti savo didybės, savo dieviškumo, nes protas laiko įsitikinimą, kaip turi viskas būti, ne? Arba jeigu tave užpuola vakare, kokie nors priekabiaut pradeda, nori atimti tavo piniginę, protas turi įsivaizdavimą, kad dabar tavęs turi neužpulti ir kad neturi to vykti. Ir dėl to yra teisimas, kontrolė, smerkimas ir daug emocijų sunkių. Tai kas yra labai svarbu šitam procese? Ištrinti įsivaizdavimą, kaip turi būti šitą akimirką. Kad viskas yra leistina joje. Kad bet kas tau gali nutikti, bet kuriuo momentu ir kad tai yra absoliučiai dieviška ir tobula. Ir dar parašysiu čia. Bet kas tau gali nutikti bet kuriuo momentu ir tai yra dieviška ir tobula. Bet kas tau gali nutikti bet kuriuo momentu ir tai yra dieviška ir tobula. Ir jeigu laikai šito sakinio, šitos minties ir jeigu su juo gyveni dienos metu, tada tiesiog stebi, ateina kažkas, kas nepatinka tau, ateina kažkas, kaip tu įsivaizduoji, kad neturėtų ateiti ir iškart gaudai protą, kuris sako, kad turi būti kitaip ir kerti su savo kalaviju. Gaudai ir kerti. Ir ant visko uždėdi viršaus, kad ir kas vyksta, uždėdi viršaus tobulą, Dievas atneša tai, vadinasi, tai tobulą. Bai paprasta. Bai paprasta, labai didelis raidės. Tuoj. Dar kartą. Spalva. Atleiskite už trukdžius techninis. Dar kartą. Dabar veiks. Va. Kad ir kas vyksta šitoje akimirkoje yra absoliučiai tobula. Tai vyksta, nes Dievas tai atneša ir dėl to vadinasi tai yra tobula. Visa kita, ką protas įsivaizduoja, tai yra tik mūsų protas ir jisai sukuria kančią. Protas sukuria kančią, įsivaizduodamas, kaip viskas turi būti. Šita mintis, aš žinau, kaip turi būti šita akimirka, sukuria didžiausią kančią šitam gyvenime, didžiausią košmarą, didžiausią terorą. Viską sukuria šita mintis. Aš žinau, aš asmeniškai žinau, kaip turi viskas vykti gyvenime. Ir įsivaizduok, jeigu nebūtų šitos minties, jeigu visiškai jos nebūtų, ir tu būtum baltas, tuščias lapas, kur bet kas gali nutikti bet kurią sekundę, kur nėra išvis jokių ribų, nėra išvis jokio laikymosi ir nėra jokio vertinimo ir teisimo. Ir tada tiesiog stebi ir jauti, kas ateina. Ir protas tylus. Ir jeigu tave užpuola vakare, kas nors žiūri į tai ir įdomu, apie ką tai yra, kaip aš jaučiuosi dabar, kas vyksta mano kūne, ar jaučiu baimę, ar iškėlė man kažkokį tai pasimetimą, ar terorą, ar kas vyksta mano kūne, stebi. Jeigu prarandi pinigus, apvagė tave kas nors, jauti, įdomu, kodėl tai nutiko man, ką aš jaučiu dabar, ko mane tai moko, kokios išminties gavau iš to. Jeigu laimi ką nors, nutinka grožis,
irgi žiūri, kaip aš jaučiuosi dabar, kokios gavau išminties iš to, gal dar daugiau pavaryti turiu kažko, ne? Vis stebi, vis mokais dienos metu iš to, kas ateina ir gaudai mintis, kurios sako, turi būti kitaip, kurios sako, tavo laimė yra ateityje ir kurios sako, tavo laimė yra sunkiai pasiekiama. Ir dar parašysiu aš jas tuoj, nes vis tiek neturiu ką veikti daugiau. Tai pirma mintis, kad tavo laimė yra ateityje. Kita mintis, tavo laimę pasiekti yra sunku. Ir dar viena mintis, aš žinau, kaip turi būti viskas. Gaudai šitas mintis. Čia pats svarbiausias dvasingumo ir sąmoningumo dalykas yra pagauti, kaip protas atneša šitos dalykus. Kad tu dabar nesi Kristus ir tavo laimė, pabudimas, meilės jausmas, pilnatvės jausmas, lengvumas, tai nėra dabar, o yra kažkur ten, tai iškart sukuria sunkumą ir iliuziją. Šita vien mintis, kad tai ne čia, o ten, sukuria kaip ir su verkšlenimu prieš tai sakiau, kad jeigu tu fokusuojasi į ateitį, kurios nėra, nebelieka energijos dabarčiai, kurioje viskas vyksta. Jeigu tu fokusuojasi į ateitį, kurios nėra, lieka energijos dabarčiai, kuri yra. Jeigu tu fokusuojasi į ateitį, kurios nėra, nebelieka energijos dabarčiai, kuri yra. Ir tu turi visą savo energiją iš praeities, ateities, verkšlenimo, aukos, teisimo, viską susirinkti, nukreipti šią akimirką, nukreipti savo kūną, nukreipti savo vidų, į savo protą ir stebėti, kas vyksta, stebėti, ką atneša tavo akimirką, stebėti, ką Dievas tau atneša. Ir kuo daugiau stebėsi, kuo daugiau energijos laikysi čia šitoje akimirkoje, tuo daugiau kaip žiedas skleistis pradės, tavo energija pradės skleistis. Daug žmonių konceptais gyvena iš knygų, iš ateities, istorijų. Visą tą energiją sugrąžini į dabartį ir pradedi skleistis kaip gėlė iš dabarties, ne iš ateities kažkada, kaip kažką patirsi. Dabartį pradedi skleisti. Vienintelė vieta, kur gali išskleisti save, kur gali augti, plėstis ir šviesą savo didinti ir patirti viską, tai yra dabartis. Daugiau niekur kitur. Tai protinga yra savo energiją investuoti į tai, kas yra, į tai, kas atsiperka, ne? Jeigu nėra daugiau jokio fondo, jokio tikro fondo, visi įsivaizduojami tik, tai protinga yra savo energiją investuoti į vienintelį tikrą fondą, o ne įsivaizduojamą kažkokį. Investuojam savo energiją į dabartį, į savo kūną, į stebėjimą ir jausmą. Ir antras dalykas, stebi mintį, kad tavo laimę pasiekti yra sunku. Ateina protas, jisai sako, jo, bet tie kiti tiek daug metų stengiasi, Jėzus ten tiek daug metų stengiasi, Buda tiek daug metų stengiasi ir Rytis stengiasi ir visi, aš neturiu laiko, kas aš čia toks, kad aš nieko nedarant pasieksiu kažką ir iškart save numažini žemyn. Tai nenumažink savęs, tau nieko nereikia pasiekti, tu dabar esi šviesa, kuri svaigsta ir miega, kad sunku yra būti šviesa. Tu esi šviesa dabar, tu klausai iš tų žodžių, tavo šviesa leidžia tau juos girdėti dabar, išgirsti. Tu jau esi tai. Eliminuok visas mintis, kurios sako, kad nesi ir kad tai yra sunku padaryti. Čia yra pagrindiniai 3 dalykai, kurie viską sukuria, visas iliuzijas. Kad tavo šviesa ir laimė yra ateityje, kad pasiekti dabar ją yra sunku ir būti to yra sunku. Ir kad protas sako, aš žinau, kaip viskas turi būti ir jeigu kažkas vyksta dabar kitaip, jeigu tau kyla emocijos,
kurios išeina per tavo kūną, nori išeiti seni strigimai visokie iš praeities, vaikystės, dar visko. Jau kyla, tai protas sako, ne, nenoriu, kas čia vyksta, kodėl tai vyksta su manim. Tavo dvasia sako, tobula, varom, tegu kyla, tegu eina viskas, aš nežinau, kodėl tai vyksta. Jeigu Dievas kelia, tai jeigu dabar šitą akimirką tokia yra, aš palieku ją, aš nesikišu, leidžiu įvykti, leidžiu energijom tekėti per mano kūną, leidžiu vibracijom tekėti per mano kūną ir viskas užsikuria. Nesifokusuok į ateitį, kurios nėra, nebelieka energijos dabarčiai, kuri yra. Ir tada tu tampi kaip Jėzus, tada Kristus prisikelia tavyje. Ir mes kiekvienas turim šitą potencialą, kiekvienas turim šitą šviesą, pavadinkim mane, ir tu gali ją fokusuotis. Savo dienos metu, ryte atsibudus, vakare prieš einant miegoti, kai dienos metu susipyksti su kuo nors ar kyla jausmai, nepamiršk, kad kas vyksta, nepamiršk, kad tu šviesa, nepamiršk, neįsitrauk į šitą pasaulį, į šitą žaidimą, į šitos reikalus visus tiek daug. Atsipirks, jeigu fokusuosies į savo šviesą. Tu esi toks didelis, kad net pats galbūt išsigastum savo ryškumo, savo šviesos, ne? Ir viskas. Tik šviesa lieka gale, pabaigoj, dabar ir viskas vis tiek ištirps. Vis tiek ištirps visos aukos ir verkšlenimai ir viskas vis tiek baigsis ir tu vis tiek tai patirsi, tu vis tiek atsibusi ir tai jausi, nėra kito varianto. Ir geriausia tai padaryti jau dabar, šitoje akimirkoje, nes tai vis tiek vyksta šitoje akimirkoje. Tai daug smagiau yra eiti į parduotuvę, kai turi kišenėje 10 eurų, negu eiti į parduotuvę, kai neturi nei 1 euro, ne? Tai žinojimas, kad tu šviesa, žinojimas, kad tu didybė, žinojimas, kad tu didesnis už bet kokį jausmą ir mintį, yra tas 10 eurų, su kuriuo tu eini į parduotuvę. Ir kai gyvenime turi tai savo viduje, savo kišeniai, tu gali pereiti bet kokias emocijas, bet kokias situacijas ir tai nuostabu. Tai didinga ir tai yra, apie ką mes visi čia ir susirinko. Mano draugė, tai Jėzus buvo mūsų brolis, toks pat kaip mes. Jisai darė darbą viduje, žmonės išaukštino tai, kai išaukštino jį, kai pavertė jį statula, sumažino tada save. Ir turėti įkvėpimą yra gerai, turėti pavyzdį yra gerai, bet žinoti, kad tu irgi gali lygiai tą patį, tai yra svarbu labai. Svarbu nepamiršti to, kad ir tu turi tokį potencialą išskleisti tai ir ne kažkada po 20 metų, ne kažkada kitam gyvenime, bet dabar šitoje akimirkoje, kur klausai mano žodžių, kur klausai šio įrašo, tavo šviesa leidžia tam klausytis, tau girdėti tai ir tavo širdį plaka ta pati energija, kuri plaka mano širdį, kuri plakė Jėzaus širdį ir kuri plakė Budos širdį ir visų kitų žmonių ir gyvų padarų ir visko, kas egzistuoja širdis. Vienas vienetas, vienas už visus, visi už vieną, mano draugė. Jeigu patiko klausytis šio įrašo, lauksim tavęs akademijoje. Įsivaizduok, jeigu čia viską gavai nemokamai ir gausi toliau, kokį vakarėlį mes darom akademijoje per savo sesijas ir violetas gydančias meditacijas. Jeigu reikia pastiprinimo, atvaryk į mūsų šeimą. Ačiū tau, kad klausei, parašyk komentarą, jeigu patiko, jeigu gavai kokį nors įkvėpimą ir nepamiršk savo šviesos ir didybės. Aukų ir verkšlenimų sezonas baigėsi, prasideda Kristaus karalystė ir tegu jisai prisikelia pas tave, taip kaip prisikėlė pas Jėzų. Ačiū tau.